Augustinas 10 klausė apie ilgalaikius tikslus varžybose. Ir kas įdomu, klausimai tokie: laimėti milijoną, laimėti teismus prieš bendrovės, nuvaryti tam tikrą bendrovę iki bankroto, atidaryti normalią bendrovę nelimituojančią. Tai jeigu skaičiuot litais, milijoną jau esu laimėjęs, keletą teismų jau esu laimėjęs, nuvaryti tam tikrą bendrovę iki bankroto. Kas atsimena, buvo tokia Stanley Bet, tai nesakyčiau, kad aš ją nuvariau į bankrotą, bet aš tikrai prisidėjau prie to, kad šitos bendrovės Lietuvoje neliko. Tai vienintelis ir stabilus, iš tokių klientų, kurie ateina kiekvieną dieną, tai jie turėjo 3 punktus Vilniui, tai aš buvau vienintelis klientas, kuris per 3 punktus pas juos ateidavo kiekvieną dieną. Tai savaime suprantama, kad tokios bendrovės perspektyvos yra nekokios. Tai įdomus šiaip klausimas, turbūt nelabai jam yra daug laiko, kur veda tas dalykas ilgalaikiai tikslai ir siekiai. Lažybose mano ilgalaikis siekis, be to, kad laimėti pinigų, yra sukurta organizacija, kuri atstovautų lošėjų interesus. Apie tai mes šiek tiek kalbėjome jau forume, ateityje kalbėsim dar daugiau. Tai būtų lošėjų asociacija, kuri galėtų atstovauti lošėjų interesus, nes dabar parodysiu paprastą labai mažą pavyzdį. Kaip šiuo metu viskas vyksta Lietuvoje. Ateina į Seimo komitetą, vyksta, tarkim, azartinio lošimo svarstymai, ateina azartinių lošimo organizatoriai ir jie sako, reikia užblokuoti užsienio bendrovės, jos yra nelegalios. Dėl to, kad jos yra nelegalios, jos siūlo geresnės sąlygas vartotojams. Aišku, mes žinom, kad tai nebūtinai tiesa, bet jie tai to nežino. Jie siūlo geras sąlygas, jie ištraukia pinigus, jie nemoka mokesčių, jie yra visoks koks įmanomas blogis, reikia viską užblokuoti. Seimo nariai nežino tokių dalykų, kaip viskas yra iš tikrųjų. Ką jie daro tada? Jie skambina į lošimų priežiūros tarnybą, o lošimų priežiūros tarnyba patys puikiai žinom, kad atstovauja ne lošėjų interesus, o lažybų organizatorių interesus. Ir lošimų priežiūros tarnyba tada jiems sako, žinokit, tikrai taip ir yra, čia yra nelegalios bendrovės, jos nemoka mokesčių, jos nelegaliai reklamuojasi, kadangi jos nemoka mokesčių, jos gali pasiūlyti geresnės sąlygas lošėjams ir taip mūsų sąžiningas bendrovės nukonkuruoja. Ir jie taip visi vienbalsiai pasikalba, nusprendžia, lošėjų balso tenais nėra ir jie sako, gerai, mes užblokuokim visas užsienio kontoras. Tada ateina koks nors Tony Beto direktorius į lošimų priežiūros tarnybą ir sako, žinokit, reikia mums į reglamentą įrašyti tokį dalyką, kad mes galėtume po varžybų pasakyti, kad buvo klaida iš esmės. Nes įvyksta toksai dalykas, pas mus rezultatų fiksavimas yra automatizuotas, įvyksta kažkokia klaida iš esmės ir nesąžiningas lošėjas iškart suvedus rezultatus atsiema laimėjimą. Aišku, mes žinom, kad jie paskui tos rezultatus pakeičia, sąskaitose tie pinigai iš balansų dingsta, pasidaro minusiniai balansai ir panašiai, bet jie to vėlgi nežino. Jie tik tai klauso jų, nes mūsų balso jie negirdi. Jie klauso jų, jie jiems moka pinigus ir jie daro viską, ką jie nori. Tai kitaip sakant, čia yra tokia sritis, kurioje visi daro, ką nori, kai būtų jiems geriau, o tie paslaugos vartotojai, tai yra mes lošėjai, mes tame nedalyvaujam, nes mes neturim jokios mūsų atstovaujančios organizacijos. Tai mano siekis, mano pagrindinis tikslas būtų apjungti ir suvienyti visus lošėjus į organizaciją ir kad mes patys galėtume ginti savo interesus ir patys savo atstovauti. Tai čia būtų toks sutrumpintas atsakymas į visą šitą įdomų klausimą apie ilgalaikius tikslus, apie siekius, apie gyvenimą. Jeigu bus susidomėjimas, aš manau, kad mes darysim dar ne vieną video ir prie šito klausimo aš dar grįšiu, nes man jis pačiam įdomus, daug privertė susimastyti, pagalvoti, ar teisingų dalykų mes siekiam gyvenime, ar teisingai gyvenam, ar tikrai viskas ant pinigų pastatyta, ant noro daugiau užsidirbti, dėl noro kažką daugiau turėti. Tai pagalvot dar tikrai yra apie ką šiame klausime. Feniksas.
Taip, dėl per gero koeficiento. Na, kartais mes matom tokį dalyką, atrodo keistai per geras koeficientas. Atrodo, lyg turėtų būti blogesnis ir tokie statymai būna dažnai nepraeina. Tai pirmas dalykas reikia pasižiūrėti, kokioje kontoroje tas koeficientas per gerai atrodo. Jeigu top sporte, tai yra visiškai nieko keisto, bet jeigu pinakliai, tai galbūt ir reikia pagalvoti, kodėl tas koeficientas per geras. Tačiau, ką noriu pasakyti, atsakant į šitą klausimą, lažybų punktai niekada nesivadovauja tuo, ką žino. Na, nebent jeigu išskyrus tuos atvejus, kai tikrai žino, kaip turėtų įvykti rungtynių rezultatas. Bet visumoje niekas nesivadovauja tuo, ką žino. Vadovaujasi tik tai skaičiais, tuo, ką galima duoti ir tai, ką reikia duoti. Tai taip pat ir lošėjai, kai kurie. Aš, pavyzdžiui, irgi visada, niekada stengiuosi nesinaudoti, sakykime, tai, ką manau, tai, ką žinau ir tai, ką galvoju, kas bus. Visada vertingiausia vadovautis tai, ką rodo statistika, ką rodo skaičiai, ar verta statyti ar ne. Kitą kartą būna tokia situacija, atrodo tu pats, lyg ir tau visi skaičiai parodo, kad reikia statyti, bet tu vidinių savo kažkokiu tai žinojimu, atrodo, tikrai negali ta baigtis įvykti, tikrai silpna komanda prasta ar prastai žaidžia, ar dar kažkas, nors ir skaičiai tau rodo, kad reikia statyti, bet tavo vidinis kažkoks žinojimas tau lyg ir sako, kad nereikia statyti. Tai aš laikausi tos nuomonės, kad vidinį žinojimą yra geriau apeiti ir pasikliauti tik tai tuo, ką rodo skaičiai. Tai aš manau, kad lažybų bendrovės taip pat pasikliauja tik tuo, ką rodo skaičiai ir kaip jiems verta, kaip jiems apsimoka labiau statyti koeficientą, taip jos ir stato. O tai, kad kažkas kažką pramiega, tai čia jau tų bendrovų politika.